Šis Toyota ėjimas yra ypatingas tuo, kad galų gale mes turime milžinišką renginį, kuriame susirenka turbūt apie 18 000 dalyvių pavasarį, o rudenį jų ateina dar daugiau. Tai yra didžiausias sveikos gyvensenos renginys Lietuvoje, turbūt. Ir mums labai smagu, kad Rimanto Kaukėno fondas ir visi šitam fondui padedantis žmonės yra čionai. Ir tai yra labai svarbu, nes su negandom mes turime kovoti visi, o kada mes kalbame apie tai, kad kovotojai tikrieji yra jauni žmonės iš Lietuvos ir ne tik, tai ta kova yra dar svarbesnė. Labai smagu yra organizuoti ėjimo renginį, nes tikriem ėjikam nėra blogo oro. Ir kada yra labai karšta, iš esmės tai nieko gero. Tai toksai oras kaip dabar, tai dabar yra kokio turbūt plus 12 ar 13 laipsnių yra pats tas keliauti. Gaila nelyja, jeigu lytų aš manau, kad būtų dar smagiau, nes tikrie ėjikai žino, kad nėra prasto oro, yra netinkama apranga. Šiandien vyksta puikus renginys, jau 8 kartą Vilniuje, Toyota ėjimas. Sekmadienis žmonės gerai nusiteikia ir keliauja tam tikras trasas 5, 10 ir 25 km. Ne karšta, gaivu, grinai tokiai pramogai, tokiai veiklai tinkamas yra oras. O kaip jums ten aukštai oras? Puikus. Kaip ir sakiau, tokiai pramogai oras yra fantastinis. Atėjome praeiti 5 kilometrus, palaikydami visus sergančius vaikus ir prisijungti prie gražios iniciatyvos. Tai yra labai svarbu, visi turėtų tą daryti, kiekvienas po labai nedidelę dalį, kartu sudėjus ir gaunam didelę pagalbą, didelę sumą, didelį džiaugsmą. Tiesiog, jeigu visa visuomenė po gabalėlį prisidėtų. Tai aišku sveikatos ir niekada neprarast vilties. Tikėti, kad greit galės žygiuoti kartu. Už pergalę gyventi.